Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pasiruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite reikiamus įrankius – atsuktuvą, plokščią įrankį, PVZ, plastikinius atidarimo įrankius ir naują originalią HP15 SFQ bateriją. Taip pat nepamirškite apie saugumą. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo laidą. Atidarykite nešiojamojo kompiuterio dangtį. Naudokite atsuktuvą, kad atsuktumėte varžtus, laikydami juos saugioje vietoje. Kai visi varžtai bus nuimti, naudokite plastikinius įrankius, kad atsargiai atidarytumėte dangtį. Būkite atsargus, kad nepažeistumėte plastikinių užtrauktukų. Raskite bateriją. Po dangčiu turėtumėte pamatyti nešiojamojo kompiuterio vidų. Baterija paprastai yra aiškiai matoma ir pažymėta. Atidžiai apžiūrėkite, kad įsitikintumėte, jog žinote, kur ji yra. Atsijunkite seną bateriją. Suraskite baterijos jungtį ir atsargiai nuimkite ją. Paprastai tai galima padaryti, stumdamas už raktą arba nuimant specialius varžtus. Būkite atsargus, kad nepažeistumėte jokių kitų komponentų. Įdiekite naują bateriją. Paimkite naują originalią bateriją ir prijunkite ją prie jungties. Patikrinkite, ar ji gerai pritvirtinta ir įsitikinkite, kad visos jungtys yra tvirtos. Uždarykite nešiojamojo kompiuterio dangtį, grąžinkite dangtį atgal ir įsukite visus varžtus, kuriuos anksčiau nuėmėte. Patikrinkite, ar dangtis yra gerai uždarytas ir ar viskas tvirtai laikosi. Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite kompiuterį. Patikrinkite, ar nauja baterija veikia ir ar kompiuteris ją atpažįsta. Jei viskas gerai, galite džiaugtis ilgesniu akumuliatoriaus tarnavimo laiku. Nemokama diagnostika ir paėmimo į namus paslauga. Jei nesate tikri dėl savo sugebėjimų ar turite klausimų, mūsų specialistai siūlo nemokamą diagnostiką. Be to, galime pasiūlyti patogią paslaugą, pasiimsime jūsų nešiojamąjį kompiuterį iš namų ir jį grąžinsime, kai remontas bus baigtas. Daugiau informacijos apie kainos pasiūlymus galite rasti mūsų svetainėje. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.